Sveiki, esu Lukas ir trumpai noriu papasakoti Jums apie dar vieną atvežtą mūsų automobilį iš Vokietijos, tai yra Ford Kuga. Įkraunamas hybridas, automobilis ką tik grįžo iš Vokietijos, tai padarysim trumpą apžvalgą, kad Jums būtų lengviau apsispręsti atvykti ir ne. Taip, tai ST Line pilna apdaila, beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema, pilkos spalvos automobilis, lediniai žibintai, padangų nusidėvėjimas. Kitą sezoną jau greičiausiai reikėtų pasikeisti padangas, ratlankiai yra tvarkingi, be didesnių pažeidimų. Ką tik pamatavome viso kėbulo metalinių detalių dažų storį. Tai automobilis nėra dažytas, nei viena jo detalė nedažyta, visur originalus dažymas. Šiuo metu atliekam diagnostiką baterijos patikrą, tai netrukus pasižiūrėsim. Skydelis meta pranešimą, kad galinėse padangose šiek tiek trūksta oro. Vizualiai panašu, kad ne, bet matomai, kad daviklis jau užfiksavo. Taip, tai Alcantara salonas, elektrinės sėdynės, papildoma audio įranga, linijų asistentas, ilgųjų šviesų asistentas, galinio vaizdo kamera, autopilotas, juodos lubos, labai tvarkingas automobilis, niekur sėdynės nenudėvėtos, nesuplyšusios. Automobilio rida yra tik tai 83 900 km. Čia viskas švaru, gražu, neišdaužyta, nežinau kaip per kamerą persteikė ir taip toliau. Baigėsi baterijos testas. Taip, tai baterija yra 88%, viskas yra normalu įkraunamam hibridui. Gamintojo garantija baterija yra iki 160 000 ir 8 metai. Vairas taip pat nenudėvėtas, tvarkingas, kilimai ir kiliminės dangos gražios, švarios, jokių kėbulo, tai yra ne kėbulo, salono pažeidimų nėra. Einam iš kitos pusės. Atlikta pilna diagnostika, tai jokių klaidų aktyvių automobilis neturi, viskas yra gerai. Taip pat dar pasiskambinsim su atstovu Inchcape Motors, paklausime, ar nėra šiam automobiliui kažkokių tai atšaukimų. Atšaukimai yra nemokamai tvarkomi gamintojo, 2 užvedimo rakteliai ir taip toliau. Taip, dar pasižiūrim gale. Taip, tai viskas tvarkinga, kaip ir priekyje, jokių pažeidimų bent kol kas nepastebėjau. Kėbulas irgi jokių kažkokių ryškių trūkumų neturi. Vos šitoj vietoje yra palenktas bamperis, bet tai visiškai nesimato ir labai turint noro turbūt su pašildant jį jisai pasitiesintų, kažkur buvo atsiremta. Taip, tai originalūs įkrovimo kabeliai, tiek buitinis, tiek viešo naudojimo, greito nuėmimo kablys yra sumontuotas automobilyje. Kablys matosi daug nebuvo naudojamas. Kompresorius ir taip toliau. Taip, tai elektrinė bagažinė, viskas aišku. Labai tvarkingas automobilis. Tai laukiu jūsų Kubiliaus gatvė 23 arba autovibe.lt. Jeigu esate įmonė arba PVM mokėtojas, šiam automobiliui dar galioja ir PVM lengvata. Tai padėsime tiek su bankais, tiek atsakysime visus jūsų klausimus. Tai labai laukiu jūsų ir galbūt netrukus būsite šio puikaus Ford Kuga su maža rida automobilio savininkai. Na, jei ne tik šis, turime ir daugiau automobilių, tiek salone prabangių automobilių, tiek paprastesnių vežam kiekvieną savaitę iš Vokietijos autocentrų.